Šiandien gaminsiu štai tokį grybų žiuljeną. Ar tai padaryti sudėtinga, spręskite jūs. Pasirodo, dauguma nežino, kad jeigu paimti keletą bulvių, jas išvirti, po to su kočėlu sutrinti į indą, masę išlyginti inde, užpilti alyvuogių aliejumi, pabarstyti susmulkintą raudonąją saldžiąją papriką, o svogūną ir šampinjonus supjaustyti smulkiais gabalėliais. Viską apkepinti tol, kol gerai iškeps. Apkepam 4 vištienos blauzdeles. Kol vištiena kepa, pasiruošiu užpilą žiuljenui. Į 3 laimingos vištos kiaušinius įdedu grietinės, įberiu druskos, kiekvienas beriate pagal savo skonį. Įberiu provanso žolelių, irgi pagal skonį kiekvienas beriate. Ir viską gerai išplaku. Vištą supjaustau smulkiais gabaliukais. Ant bulvių pirmų sluoksnių dedu supjaustytą vištą. Toliau pilu grybų svogūnus pakepintus. Viską užpilu suplaktų mišinių kiaušinių ir užbarstau tarkuotų sūrių. Paruoštą žiuljeną iškepu 180 laipsnių įkaitinto orkaitėje, kepu 20 minučių.